lenteles galima ne tik tai įterpti per insert ir šitaip arba šitaip, bet galima ir piešti. Paspaudžiam taip, atsiranda pieštukas, piešiam lentelės didelį. Taip nupiešiam, paskui piešiam stulpelius, eilutes, ir taip toliau. Piešiam kaip norim, tik tai nereikėtų pradėti piešti naujos lentelės, tai yra nereikėtų iš naujo piešti stačiakampio, o čia jau bus lentelė lentelėje. Aš ją ištrinu ir taip. Galima, pieštukas dingo, dabar vėl paspausiu, kad atsirastų, galima piešti ir ne. Taip, galima ir taip piešti, galima netgi braižyti įstrižai ir taip, ir taip. Ir norint pakeisti pieštuko storį, spalvą, einam į dizainą ir pasirenkam, koks bus pieštukas. Pavyzdžiui, dviguba linija, dvigubos linijos storį. Paimkim storesnį ir pasiimkim kokią raudoną spalvą. Dabar viską piešim su dviguba raudona linija. Galim braukti ir šitaip, ir šitaip. Ir reiškia naujas linijas ir per esančias irgi galim braižyti. Jeigu norim tik tai braižyti per esamas linijas, galima pasiimti teptuką ir tada su teptuku tokio, reiškia piešti tik tai per esamas linijas, nes naujų jis nepiešia, o taip, o naują, jeigu aš norėčiau piešti, jis neleidžia piešti, neišeina. Nupiešiam tokią lentelę, šiaip lentelė ar įterpta, ar nupiešta yra visiškai vienoda, atspaudžiu teptuką ir dabar pabandykim vėl nueiti į layout ir yra trintukas. Jeigu aš ištrinčiau kažkokią vieną liniją, pavyzdžiui, ištrinsiu tokią raudoną šitą liniją, ir taip, ištryniau dvi. Didelis gavosi gabalas. Šitie visi apsijungia vieną langelį, tai yra tiesiog aš suliejau. Bet jeigu aš ištrinsiu šitą liniją, tai susiliejimas neįvyko, vis tiek liko 3 langeliai, tik tarp jų nėra matomos linijos. Kas matosi ekrane, toks punktyras, tai yra tik tai tinklelis, aš jį galiu paspaudus View Grid Lines, aš nebematau to tinklelio, vėl paspaudžiu, vėl tinklelis matosi. Reiškia, taip aš ištrinu tiesiog liniją, ją nematomą padarau, o viskas nesusilieja, o tiesiog visi, reiškia, langeliai lieka. Jeigu nueisiu į Design vėl, galiu langelius užpilti kažkokią spalvą, pavyzdžiui tokią, galiu kelis langelius pasižymėti, pasiimti kažkokią kitokią spalvą, tokią, ir taip galiu užspalvinti ir langelius. Iš kitos pusės aš galiu pagražinti savo lentelę ne tik tai piešdamas su pieštuku, paimdamas kitokį storį spalvą, bet tiesiog pasiimdamas šitoj vietoj borders, tai yra kraštinės, ir tos kraštinės bus. Jeigu aš dabar pasižymėsiu, jeigu atstovėsiu šitam langeliai, tai šito langelio apatinis, viršutinis bus iš tos pusės, iš kitos, iš vis nebeliks visi ir taip toliau. Visi šitokie dalykai irgi galima įvairiai pagražinti. Sakykime, mes padarom outside, tai yra aplink pažymėjimą, aplink langelį. Dažniausiai, jeigu aš turėčiau dabar normalią lentelę, įsiterpsiu, sakykime, table ir
kažkokia tokia yra. Ir aš noriu, kad būtų kažkoks atskiras brūkšnys aplink lentelę, galbūt storesnis, galbūt kitos spalvos. Tada pasižymiu visą lentelę, pasirenku kažkokį brūkšnį, sakykime, tokį, truputėlį pastorinam, kad matytųsi, gal kitokią spalvą pasiimkim tamsiai mėlyną. Ir dabar žaisdamas su šitais kraštinėm aš galiu viską uždėti. Aplinkui yra aplink. Jeigu aš noriu, kad pirmas stulpelis būtų atribotas, yra taip. Tada aš pasiimu šitą dešinės ir pirmas stulpelis liktai toks yra išskirtinis nuo kitų. Pirmą eilutę pasižymiu pirmą eilutę ir darau išskirtinę nuo kitų irgi taip pat. Pasirenku kažkokią kitokią liniją ar storį, galbūt storis tegul būna, sakykime, tokia triguba linija, raudona spalva. Dabar pasižymim tą, atspauskim, kad nereikėtų braukyti, sakykime, apatinę liniją, padarykim taip. Top bus tokia ir paskutinis stulpelis pasižymiu ir jam iš kairės pusės irgi uždedu trigubą raudoną liniją. Jeigu aš noriu nuimti visas linijas, sakykime, lentelė būtų iš vis be linijų, be kraštinių, sakyčiau, nuo border ir lieka tik tai tinklelis. Jeigu nueisiu layout, atjungsiu view grid line, iš vis nesimato, tik tai šitoje vietoje truputėlį matosi. Vėl view grid lines padarau. Galima ir truputėlį kitaip, dabar visą lentelę pasižymiu, einu vėl į design, vėl yra borders ir yra borders and shading komanda ir kaip ir buvo su tekstu, su pastraipom, čia irgi yra tas pats. Jeigu mes padarysim, kad all bus visi, tai mūsų lentelė bus tokia standartinė. Jeigu norim, kad vėl būtų tik aplink, tada pasižymim visą lentelę, sakykime, vėl einam į tą border shading, tik dabar reikėtų truputėlį nuimti vieną, uždėti ir pasiimti kokią, raudoną spalvą. Aš nuėmiau, uždėjau, kad viskas neparaudonuotų ir, sakykime, galbūt kokią dvigubą liniją ir čia uždėsiu, nuimsiu juodą, uždėsiu, uždėsiu. Turiu aplink juodą. Aplink juodą lentelę raudonas yra dvigubas brūkšnys. Ir taip galima žaisti visą laiką. Galima ir taip pat užspalvinti per borders and shading, sakykime, kažkokią tai spalvą, geltoną. Tas, kas pažymėjau, tas buvo užspalvinta. Tas buvo paspalvinta.